Labai geri įspūdžiai, smagiai praleidom laiką, bendravom tarpusavyje, sportavom tiek lauke, tiek sporto salėje, turėjom 2 kartus užsiėmimus sporto salėje, vakarais eidavom žaisti sportinius žaidimus, apsilankėm vandens parke, tai manau vaikai praleido tikrai smagų, turiningą laiką kartu. Stovykla buvo linksma, turnyrų buvo begalis ir smagu buvo kartu žaisti ir bendrauti. Pačiam gerai klostėsi tritaškių konkursas, realiai per vieną metimą tik tai paskutinę sekundę išlygino arba persimetimas. Bet šiandien 3 prieš 3 atsigrebė, galima sakyti. Tai kokios emocijos? Emocijos geros. Iš pradžių galvojau, kad laimėsim pirmąją vietą. Gavom neblogą komandą. Smagiausia tai buvo bendravimas tarpusavyje, stalo žaidimai. Labiausiai patiko, kad visa komanda gali kartu būti, gali daugiau susipažinti, gal pirma, antra komanda ir tiesiog visi labai gerai praleidžia laiką. Faina susitikti su komandos nariais, pakalbėti ir šiaip yra su draugais gerai pažaisti krepšinį kartu. Pagrindinis ir buvo tikslas stovyklos, kad kuo labiau susigyventi vienas su kitu, pabendrauti, pažinti kuo vienas kitą labiau. Taip pat ir man buvo labai naudinga pažinti vaikus iš arčiau. Vakarais žaisdavom stalo žaidimus, tai pasimatydavo vaikų charakteriai, kaip jie moka bendrauti vienas su kitu. Manau, stovykla labai buvo naudinga man. Labai geras nuotaikos, laimėjom 3 vietą, labai gerai. Buvo čia ir daugiau konkursų, papasakau žiūrovam, kaip sekėsi. Buvo tritaškių konkursas, patekau į top 4, buvo ir įgūdžių konkursas, laimėjau 2 vietą, karavane laimėjau 1 vietą. Labai gerai emocija, labai gerai pabuvom su draugais. Gaila, kad šiandien išvažiavam. Bet labai gerai pasibuvom. Labai greitai ir su vaikais šnekėjom kartu, kad per greitai prabėgo, atrodo dar norėtųsi porą dienų, bet yra kaip yra. Grįžtam namo ir pradedam ruoštis ateinančią sezoną. Esi taikliausias stovyklos krepšininkas, ne tik baudų konkursą, bet ir tritaškių pavyko laimėti. Kokios emocijos? Aišku, laimingas buvau, kad laimėjau. Smagu buvo. Čia gal viena tavo tikslų taiklumas yra? Nu, galima sakyti taip. Pataikau per varžybas dažniausiai. Laimėjai įgūdžių rungtį. Kokios emocijos? Tai labai geros, nes baudų konkursą tai pralaimėjau, tai atsigriebiau.